Lietuvių liaudies dainų metus ir kovo 11 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Lietuvių liaudies daina – tai mūsų tautos istorija, išsaugota melodijoje ir žodžiu. Ji lydėjo mūsų protėvius per džiaugsmus ir išbandymus, telkė bendruomenę, stiprino dvasią ir puoselėjo laisvės troškimą. Šiandien šios dainos skamba ir mūsų lūpose, kaip gyva tradicija, kaip jungtis tarp praeities ir dabarties. Tai mūsų tautos balsas, perduodantis meilę gimtai žemei, stiprybę ir vienybę. O šiandien lietuvių liaudies dainos skamba kaip laisvės ir tapatybės simbolis. Tegul šis vakaras tampa pagarba mūsų kultūriniam paveldui, laisvei, kurią išsikovojame ir turime branginti. Tegul pripildo jūsų širdis šilumos, bendrystės ir pasididžiavimo savo kultūra jausmo. Švęskime kovo 11 su daina, kuri vienija ir įkvepia. Kur eisiu, eisiu. Kur
seserys Emilija, Monika, Rozalija, Anelė ir Veronika Kairytės. Jos kartu dainavo iki gilios senatvės. Pasaulietiškas giesmes pats Antanas Baranauskas 1882 metais išmokė dainuoti geriausią Anykščių parapijos dainininkę Juozapotą Rimkutę Kairienę. Ir dar prisakė gaidos neiškraipyti ir dainuoti tiksliai taip, kaip mokė, ir kitus taip mokyti. Juozapota dainavo su savo 5 puikius balsus turėjusiamis dukterėmis. Mokė dainuoti kitus, taip puoselėdama Antano Baranausko poetinį palikimą. Dabar išgirsite vieną iš seserų Kairyčių dainuotų dainų – Ugdė Matuta. Anykščių krašte tradicinių sodybos gėlių ir vaistažolių kolekciją. Ji taip pat surinko kelis šimtus Anykščių krašto senovinių dainų. Daugumą iš jų ir pati išmoko padainuoti. Buvo garsiausia 20 amžiaus antrosios pusės Anykščių apylinkių pasakorė. Paklausykime jos užrašytos dainos. Gali lauko vienas sėdės. Yeah.
dainos yra tai skarbas brangiausių perlų, per tiek amžių surangiotas ir užlaikytas. Ne veltui dar vienas anykštėnas rašytojas Antanas Žukauskas vienuolis, Antano Baranausko brolio Jono anūkas, taip pat labai mėgo liaudies dainas. O mėgstamiausia jo daina buvo Kaipgi gražus Rutelių darželis. Ją atliks Živilė Žarskutė ir Leda Kazokienė, kartu su Laumakės pritarimu. kuri jungia vokalinę, instrumentinę liaudies muziką. Kanklės – vienas seniausių lietuvių muzikos instrumentų, lydėjęs dainavimą bei tiek buityje, tiek apeigose. Kanklės dainai suteikia sakralumo, mistiškumo, ramybės pojūtį. Jų švelnus rezonansinis skambesys pabrėžia dainos nuotaiką, padeda atskleisti jos emocinį turinį. Tai viena iš priežasčių, kodėl daina akomponuojama kanklėmis dažnai siejama su apeigomis, tautinė tapatybė ir dvasiniu pasauliu. Skambės lietuvių liaudies dainos su kanklių pritarimu.
ausk močiutę drobelę ir barkšti paukšteliai. tai mūsų tautos sielos balsas, jungiantis praeitį su dabartimi, stiprinantis mūsų kultūrinę tapatybę ir primenantis,
kokia svarbi yra mūsų kalba, tradicijos bei dvasinė stiprybė. Minėdami lietuvių liaudės dainų metus ir kovo 11-ąją, prisimename, kad mūsų laisvė tai ne tik istorijos puslapis, bet ir gyva dvasia, kurią saugome per dainą, žodį ir širdyse nešame meilę Lietuvai. Tegul šios dainos lydi mus kasdien, įkvėpdamos didžiuotis savo kraštu, vienytis ir tikėti ateitimi. Na tai ką dabar, ir susivienykime kartu su Laukės ansambliu ir padainuokime O kieno žali sodai visi kartu.